Sveiki draugai, tęsiam video apie 486 kompiuterį, tik truputėlį aš čia užsižaidžiau, bet taip norisi pabaigti šitą bent jau vieną levelį ir pažiūrėsim kaip čia kam ten kas gavosi. Taigi, žaidžiau truputėlį Honix seną žaidimą, o grįžkim prie kompiuterio remonto. Kaip pamenam, praeitą seriją man kaip ir pavyko viską paleisti, tik tais problemėlė buvo su BIOSais. Tai manau pradėkim ir nuo šitų BIOSų. Ir ką aš pastebėjau, žiūrėkit, čia yra tas BIOSas nuo 2000 adresas. Nu, čia yra visi BIOSai duomenys, matant. Tačiau nuo 200, žiūrėkit, yra prasideda nuliukai, matot. Ir kažkiek yra laisvos vietos, va, nuliukai, matot, eina. Nieko nėra. Iki maždaug 3.8, matot. 3.8b. Iki čia vat yra tuščia. Tai nuo tų 2000 galbūt tilptų XTID įkišti į tą patį BIOSą. Va, nes po to, žiūrėkit, viskas toliau vėl eina informacija. BIOSai. Yra vienas tuščias langas. Gal į tą langą galima būtų įkišti XTID. Bandysiu įkišti tą kodą, pažiūrėsim, kas gausis. Tuoj. Taip, įpastinau. Dabar žiūrėkit, kaip atrodo. Va, nuo nuliuko vėl, matot, BIOSai. Einam iki 2000. Oi, per daug. Ir va, žiūrėkit, nuo 2000. Matot, XTID Universal BIOS 29 įkišau. Nu, čia tas pats, kur tada žiūrėjau, ant kurio tikrai mums pasileido. Ir aš jį įrašiau čia. Ir ten, kaip pamenat, 3.8 turėjo būti jau naujas įrašas. C ten kažkas tokio. Va, tai būtų įdomu pabandyti įrašyti
į šitą čipą ir pažiūrėti, ar užsikrautų mum aplamai tas BIOSas. Paeditinau dar truputėlį, nes prieš tai tas didelis netilpo. Įdėjau Tiny, ten toksai XT. Taip, 2.5, toj sekundėlė nuo 2000 va buvo. Va, matot, nuo 2000. Kur čia? Va, eilutė 2000 ir čia prasideda. XTIDE. Ir va, eina. Iki čia va. Praeina iki, matot kiek? 2FA. Ir po to vėl lieka tuščia vieta. Tada nueina va, iki čia. Tai galima būtų pabandyti. Gal pavyktų netyčia. Reikėtų ištrinti esamą mikroschemą. Trinam. Taip, ištrynėm. Ir dabar užprogramuojam. Dar kartą trinam. Successful. Pabandykim išimti ir įdėti į tą mūsų kompiuterį. Pažiūrėsim, kas gavosi. Stačiau tą užprogramuotą mikroschemą, atjungiau flopiką. Na, pabandom įjungti, nežinau, kas čia gausis. Kompiuteris startavo. Ar pasirodys XTIDE? Disketė error. F1. Ne, neužsikrovė. Įdomiai. Nubandysim toliau. Taigi, į BIOSą telpa tik tais Tiny tai yra. XTIDE BIOSas telpa, o kitas, kur, tarkim, iš disketės dabar yra Universal R29, čia yra 386 skirtas, šitoksai jau į tą BIOSą nebeįtelpa. Jo BIOSas į šito vidaus tuščią vietą BIOSą netelpa. Tai, nežinau, čia iš disketės dabar yra užkrautas va šitas 386 R29. Tai mintis būtų turbūt čia vat gal sukišti, galim tą užsivest, pažiūrėti, koks čia yra BIOSas. Ir galima pabandyti čia Tiny sudėti, tas Tiny, kur yra. Ir pasižiūrėti, ar aplamai tas Tiny veikia ant šito kompo. Va, įstačiau šitą plokštę. Tai šitos plokštėje irgi yra R29 versija, bet tik tai čia yra AT, ne 386. Tai vat galim pabandyti čia įdėti Tiny, pažiūrėsim, kas gausis. Užsikroviau iš disketės. Disketėje susimečiau šitą XTIDE. Tai patikrinsim. Va, tai čia yra naujas. Load BIOS from file. Pasirinkim va tas, kur man, sakiau, telpa, va.
Tiny, taip, va šitą aš įkišau į tą, į va šitą ir man nepaėjo jis. Tai klausimas, ar jis aplamai netinka, ar tiesiog iš BIOS nepasileidžia. Nes šiuo metu dabar yra įdėtas XT, va žemesnius vienu, va tas yra įdėtas, bet į tais kitą versiją. Pasirinkim šitą. Loaded užkrovę. Ir dabar flash tada darom. Va, dabar iš disketės šitos įrašinėja į va šitas kortos BIOS'ą. Tai pažiūrėsim, ką užsikraus. Successfully, nu tai va, viskas ok. Reikėtų išjungti dabar fiziškai. Persikrūna, tai geriau išjunkim dar kartelį. Ir įjunkim. Tai pažiūrėsim, koks BIOS'as užsikraus. XT rašo, R32 matot. Ir naujesnė data yra. Booting from A. Kodėl from A? Keista, jis turėjo iš... Gal čia tik tais flopikui Tiny yra? Nes rado tik tais flopiką. Not found. Matot, nėra, hardo nerado jokio. Tai tas Tiny gal tik tais flopikui skirtas. Gali visko būti. Tai aš jį įrašęs, jokios čia naudos negavau, bet jis net neužsivedė. Tai turbūt su tais BIOS'ais man čia viskas atkrenta. Nežinau, ką čia reiks daryti tada. Pamastysiu. Tai va, rezumė, kaip matom, į vidų BIOS'o man nepavyko įkišti. Nu kaip, įkišau, bet jie nestartuoja. Tiny tas BIOS'as net nestartuoja. Pačio šitam neradau, būtent šitam motininiai. Taip, kad lieka ieškotis man Riserio, jeigu kažkur tais rasiu, arba gal kažkas turit nereikalinga. Tai čia įsistatyti kokią nors tinklo plokštę arba kažką tais BIOS'ą su būtent hardui atskirai. Arba įsistatyti vieną šičią ir bet būti be garso. Bet su tokia motininė gan liūdnoka būtų be garso, ypač kai procesas toks galingas. Tai manau, gavau net video net nedėt, bet jokio rezultato irgi yra rezultatas. Tai bent jau kažką tais dar parodysiu, kad pratęst šitą video, pabandykim prasitestuoti, gal įsidėkim garsą, pasižiūrėsim, kaip važiuoja. Pažiūrėkim, kaip čia, kodėl ant 100 eina ar neina, kodėl man tik tai 66 rodo. Na ir dar gal kažką tais įdomesnio pasižiūrėsim. Ramo įmečiau daugiau, čia dabar yra 8 dėti, ant motininės yra 4, va štai čia, tai iš viso yra 4 plus 8 yra iš viso 12, tai jau su tiek ramo, tai čia jau tikrai turėtų būti žvėris, o ne kompas 486 savo laikais. Na ką, kaip pirmin prie testų. Atsinešiau pirmąją krūvelę pasimaišiusią po ranka savo kolekcinių ISO garso kortų. Čia Yamaha įsinė. Turiu daugiau, čia dabar tais ant greitųjų kažką tais paėmiau. Crystal. Tai kažkokia gal pigesnė va šitą paimsiu. Yamahos nenoriu gadinti, gal netyčia nesuveiks. Tada pasižiūrim, kur yra įėjimas. Tai yra garso išėjimas. Audio out. Pasijungsim kažką, ar kolonėlės, ar ausinės. Įsistatom ir pasileidžiam. Prijungiau ausinkės. Paprastas nuo mobilkos. Gal kažką girdėsim. Taip, dabar kompė užsikroviau iš C disko. Įkėliau programėlę Unisound va šitą. Tai ją paleiskim.
rašo, kad Universal ISAP NP Sound Card Driver, tai nereikia pagal kiekvieną garso plokštę kažko tais instaliuoti, siūstis. Tiesiog rado, matot, ALS 120, kaip ir matėm ant čipo parašyta. Tai kaip ir pasileido, tada pabandykim kažką tais patestuoti. Paleidau kitą žaidimą. Tai va, kaip girdim, garsas yra. Tad galim praleisti keletą testų. Ramo, kaip sakiau, dabar yra 12, 8 plus 4. Tai todėl linksmiau taip ir viskas veikia. Procesorių, kaip ir matė praeitą kartą, 66 rodo. Procesoriaus greitis yra 317. Landmark testas. Kito testo rezultatai. Procesorius 66. Čia vat procesorius 24,93. Na ir čia atmintis yra. Kokia situacija čia nepraskaičiavo. Taip, žiūrim kitus testus. Galim prasukti dūmo testą. B. Taip, kągi mes čia gavom. 2134, 2956. Taip, 5,5 aš čia įrašiau. Paskaičiuojam protingieji kurmiai. Tai gaunasi tą 2134 padalinam iš 2955, tik aš prašau padauginam iš 35. Gaunam 25 freimai, kadrai per sekundę. Tai vat. Važiuojam toliau. Taip, tai tada dar prasukim Quake 6K480. Čia gan didoka rezoliucija. Kokia ten raidė E. Jam reikėtų 16 megų, žinoma. Čia jis persijungė turbūt 320, nespėjau perskaityti. Bet sunkiai velka.
Gavau skambutį, tai kai kur subėgiojau. Manau, kad video scenarius biški keisis. Na, eigoj pamatysim. Nu, gavom 7 FPS. Nu, taip, žaist galima, žinoma. Kvaikas yra kvaikas. Na, gal dar čekį ant greitųjų pravarom, bet jis toks, nežinau, ar čia labai stinkantis yra. $33,6 dry stones. O čia kas ten matematinis procesorius. Kas čia dabar yra? 111 tūkstančių. Na, okei. Tai vat, mes jį pasileidom ant šitą procą ant 66, nors čia protas yra šimtinis. Aš to proco nepaleidinėjau ant 100, kadangi jam reikia aušintuvo, nes yra parašyta heatsink required. Taip, reikalingas. Tai jis man dirbo 66 dažnių. Ir tai tada reiktų kažkokį susikonstruoti jam aušintuvėlį. Prieš tai buvau kažkokį nuo Xbox užmetęs. Tai užmeskim šitokį. Tai dar termopastos uždėsiu. Maždaug šitos kokį lašiuką į tarpą. Ir tada užvesim, pažiūrėsim, ar jis užsives mum ant 100. Kad užsivestų ant 100, yra vienas džemperiukas, va šitas. Va, tiesiog mes jį nuimam, na, padėkim į šoną, kad jis nepamestumėm, uždėkim va taip, va, į šoną nuėmė. Ir dabar įsijungiam, pažiūrėkim, ką jis rodys. Čia va, žiūrėkit, 100, matot? Pasileidžiam savo testus. Einam prie DOS benčio. Taip, kas ten pas mus buvo? Speed. Taip, Landmark Speed. Va, ten buvo, jeigu gerai pamenu, 317 ar kažkas tokio, va štai čia. Ir čia rašo jau, matot, 100. Va. Kiti testai. Taip, čia rašo 100. Ir dabar yra 37,29. Prieš tai buvo 24,9. Taip, kol sukasi. RAM testas dar skaičiuoja. Gavau vėl skambutį, vėl bėgiau. Tai subėgiojęs gavau tokius dalykus. Va. Šitokį. 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 Oi, neatsimenu, turbūt tas pačius rodau. Čia dar va, šitas. Tai manau visai neblogai, reiks pratestuoti, kada. Žinoma, prie tų dar bėgiojau. Prie to pačio gavau ir šitos. Reiks testuoti, žiūrėtis, kaip ten, ar geri, ar blogi. Na, biškį padrošti, bet bus gerai. Na ir žinoma, dar vieną tokį didelį prietaisą, kur prieš tai skambino, tai jį pastačiau prie radiatoriaus, kad atšiltų ir drėgmės išsigaruotų. Video pabaigoje parodysiu. Taip, čia greičiai 71,35, čia 37,99, nu 38 mega į sekundę. 71 ir 38. Nu kągi, time to test Dūmas ir Quake'as.
Dūmą pasileidžiam B ant maksimum. Taigi, ką gavom? 2134, taip, prieš tai pas mus buvo štai tiek. Taigi, žiūrim, kur čia yra 2134. Padalinam iš 2410 ir padauginam iš 35. Gavom 31. Kažkodėl tais mažiau mums čia gavosi. 31 freimas. Ten buvo 35, keista. Gerai, važiuojam dūmą, tai yra kveiką pažiūrėsim. Leidžiam kveiką vėl E raidę. Ką jis mums parašys? Na, visiems dar plaukioja, matau. Nu, čia gavom 9 FPS. Žinoma, viskas remiasi ir į video kortą, tai čia nieko nepadarysi. Nu, testai kaip ir baigti. Tai kas toliau pas mus? Galima būtų susinstaliuoti turbūt Windows 95, bet labai daug laiko aš praleidau prie BIOSų, galvojau, kad man pavyks tos BIOSus padaryti. Tai nelabai išėjo. Galima tada... Turiu dar kitoj vietoj 486, bet man atrodo ten notebookas yra. Keletą notebookų turiu. Tai galima būtų persikelti ten ir pasižiūrėti, teleportuotis į kitą lokaciją ir pasižiūrėsim, kas ten. Taigi, tuoj pat keliamės. Štai keletą. Noriu parodyti. Čia Pentiumas, Nememiksas paprastas. Tai gal kažkada irgi parodysiu, kaip veikia. Čia irgi va kitas. Čia jau MMX ženkliukas. Tai jau turbūt bus koks nors 166 arba 200. Na ir dar va vienas. Įdomesnis toks. Toks senovinis. Esu maitinimo laidą išsivedęs. Neatsimenu, kiek čia maitinimo jungiasi jam. Tai pabandysime jį įjungti. Mausas va koksai. Čia mygtukai mauso. O pats kompas yra 386. O Windows 3 pirmi. Galvojau, kad čia 486. Na nieko, gal įjungsim, pažiūrėsim. Bet aš noriu greitai nubėgti dar vieną darbelį padaryti, kol žmonių nėra, ankstyvas rytas. Tai gal pafilmuosiu kažkiek, bet ten bus garsas, tai biškį pasimažinkit garsą. Ir tuoj sugrįšim prie šito reikaliuko. Tai
tik ką šitam serveriui pakeičiau šitą hardą ir šitą hardą. Va, lipduką uždėjau, kad žinočiau, kurie pažymėti yra. Dabar va, šitie dviese sinchronizuojasi, va šitie raidas. Čia šitų 4 raidas yra. Tai dabar šitie dviese sinchronizuojasi informacija. Tai buvo sekančiai šitie 2. Tai diskai va taip stovėjo. Dabar nauji yra. Čia sukasi varas. Ir yra dar vienas serveris, va šitas apačioj. Va, sako, kad miršta, bet jį reikės irgi kažkurį rytą nušudauninti. Čia irgi 6 diskai. Tai laukia jo disko pakeitimas 4 TB. Čia šitas, kuriam pakeičiau, RAM M4. O čia kitas, kuris laukiant pakeitimo irgi RAM M4. Bet tiesiog taimas, žiūrėkit, tiek dienų. Tai vadinasi, norisi dar jau rebootinti. Bet reikės, nes toj numirs viena, tai yra numirė vienas diskas. Nu, pietų metas galiu truputėlį papasakoti dar. Čia tą pajungiau kištuką šitam. O maitinimas yra iš maitinimo bloko. Vėl pasileidau 12 voltų paėmiau iš kompo, tai užveskim, pasižiūrėkim. Įjungimas, va, griežtas AT. Vienas megas ramo. Flopikas supipsėjo. Nenori krautis, greičiausiai hardo neranda. Tiek suvesti rankiniu, kažkada esu palikęs disko, va, tai yra sektoriai, tai galvutės, to suvesim. Va, suvedžiau, startavo C diskas. Taip, yra Volkovas. Ekranas, kaip matot, juodai baltas. Tai vat, rodo biškį ekranėlis čia pat sužeistas. Tai linija eina. Galim kokį testą pasileisti. Turbūt. Galim dažnį bent jau pasižiūrėti. Čia ilgokai krausis tas landmarkas. O, greit užsikrovė. Na ir ką jis parodys. Procesorius va štai toks. 25 X ir čia procesoriaus dažnis. Taip, escape. Na tai čia jokie dūmai nevažiuos. Nebent čia kokį keletą žaidimėlių. Galim pasižiūrėti. Taip, kasgi čia važiuoja? O, tas pats princas, kažin ar čia važiuoja. Ir speakeris prakalba. Ekranas tai sunkiai čia rodo. Na ir bėgioja taip sunkiai. Vos atsikėlė. Gerai, pabandykim dar ką nors. Oi, Ctrl Q turėtų būti, man atrodo. Čia.
juodai baltas irgi. Va. Tai žmogeliukas labai jau sunkiai vaikšto, labai, važiuokit. Ir vaizdas stabdo, ir pats žmogeliukas vos paeina. Tai vat, nu, kažkelintais metais turbūt pas tėtį kokiam darbe su tokiu kompiuteriu, tai turbūt turėjo girtis vaikas kieme, kad žaidė. Bet taip labai sunkiai. Vaizdas, matėt, koks vos paveža. 386 SX25. O gerai, turbūt su to kompu tiek. Dar kažką parodysiu čia, kokį klausimėlių gal kokį pateiksiu ir po to grįšim atgal. Čia truputėlį košmaro dar, bet tvarkėlė. Radot, kur prisijungti, ar neradot? Kur čia tą monitorių jungsim? Gal kažkur tais... Čia kažkoks serveris dar slepiasi dėlas. Gal nesijungim čia. Ar čia, gal prie šito serverio? Wow, čia kažkoks yra. Va, prisijungiam prie šito. Taip, kiti ten tegu būna. Bet turbūt čia ne tas. Taip, tos spintos čia darytos mano, einam prie kitos. Taip, čia toliau. Taip, toliau. Monitorius galim užsivesti. Kažkokį klausimėlį užduosim. Taip, prie kurio prisijungsim dabar. Čia turbūt. Ką turim čia? VMware. Tada einam prie kitą. Čia turim VMware. Taip, kur čia šito? Šičia. Tas miegantis. Jungiam prie kitą. Va. Žiūrėkit, koks screensaveris. Gal taip negražiai rodo. Velniukas su šakėm, matot? Tai pasakykit, kokios operacinės screensaveris šitam serve. Taip, čia toliau. Kas ten buvo? VMware. Nu, kitos dar spintos yra. Ja, žodžiu, čia aš dariausi virš 20 metų, viską pats surinkinėjau, visas spintas. Pats instaliuoju, pats viskas sujunginėju, visas sistemas ir viską prižiūriu ir tvarkau. Radau retro kampelį, anksčiau serveriai būdavo tokie, tai yra, toweriai, va, tokie paršiukai dideli. Dabar matėt, rakiniais spintai sėdi. Čia toks retro kampelis mano juokingas. Senas Monikas. Taigi čia viskas retro. O čia Netfinity. Jeigu žinot, įsistato juostelė, backupam, kitokie serveriai. Tai apžiūrėsim dar. Čia dar kušys. Košmaro. Reikia susitvarkyti, bet kaip visada laiko nėra. Kitos spintos, kiti serveriai. Čia turbūt žinot, kas tokio. Dar vienas serveris. Tai va, kažkas sugedo, bėgi, prižiūri. Ir tada keiti. Na ir jeigu nervai nebelaiko, tai tada galima va taip. Na, okei, grįžtam atgalios. Dar prie šito kompo pamiršau, kad čia žiūri parašyta, kad Windows 3.1, tai pabandykime jį užsivesti, pažiūrėti, kaip tas mausas veikia.
komanda Win ir pasileidžia. Štai kraunasi, štai užsikrovė. Pabandykim pasukinėti mūsų ratuką. Ratukas tai sukinėjasi, bet tik tais, kad čia nieko nerodo. Nerodo todėl, kad čia reikia labai lėtai. O, biškį, va taip. Nes čia, kaip matėt, žaidimuose stabdo pats TFT ekranas. Nu, pats ekranas yra lėtas. Todėl jis nespėja perpiešti taip greitai. Va. Ką mes čia galim pasižaisti? Juodai balta. Įdomi atrodo. Pataikiau. Tai turbūt pataikysim taip, kaip reikia. Visur tas skaičiai. Nu, kuo toliau, tuo gražiau. Va, atsidingi. Gerai, uždarykim ir shutdown. Tai, file, shutdown. Nėra tokio mygtuko. Windows 3. 1, SX. Visai fainiai. Čia, kur vedžiau tos parametrus, tai čia CF kortelė, kaip sakiau. CF kortelė, tai būtent jinai čia veikia, nes hardas čia nepavežtų. Turbūt 80 megų buvo originaliai, bet jau jie mirė tie hardai. Viskas. Nu ką, sveiki sugrįžę po tokios kelionės, ekskursijos. Aš vis dar leidžiu čia testus. Prasuko 564, čia su 100. Ta patį testą prasuksiu su 66 MHz. Su 66 gavom 458. 458 gavom. Grįžtant prie serverių, va, YouTube'ės Retrosorkas namie nusipirko irgi serverį į namus. Irgi labai gerai. Tačiau su juo kaip ir bendravom, rašau, kad namie daug triukšmo ir daug elektros srebia. Taip kad, kaip matot patys su tais serveriais, yra sudėtinga, geriau reikėtų kokį nors nusipirkti paprastą duomenų kaupiklį ir turėti į tinklę ir įsimetinėti. O su šitais garsais tai daug vargo. Geriau užsiminėti hobiais, darbas lieka darbu. Su šitą motininę 486 Venturiu, manau, viską išsiaiškinom. BIOS atnaujinti nepavyko, kad palaikytų SD, tai yra CF kortelę ir didesnius hardus. Reikia, kaip matėt, į BIOSą per kitur padavinėti. Tai kaip ir uždaromas klausimas, nebent kažkur tais turėsit kokį sprendinį, kaip tą BIOSą įsiūt XTID, arba, kaip minėjau, šitą Riserį, jeigu turit, tai parašykite į komentarą. Dar iš praeito pirkimo, jeigu atsimenat, žadėjom šitą 486 žiūrėti motininę. Tai nežinau, jeigu jūs norit, parašykite į komentarą, aptarsim šitą motininę, nes čia yra VL basinė jungtis, čia kitokia statosi video, kitoks valdiklis hardo diskų, baterija gera yra, dar neištekėjus, laiku kaip ir pastebėta viskas, nežinia ar ta motininė veikia ar ne, tai ar daryti man už kadro, ar kartu norit ir pažiūrėti, ką aš su ją darysiu. Na, o toliau žadėtas dar vienas prietaisas. Tai va čia yra kompiuteris irgi. Irgi jį gavau iš metalo supirktuvės. Pavyko jį man išsaugoti į perdirbimo. Ir pažiūrėkim, kasgi čia per daiktas. Olivetti M6540. Pažiūrėkim iš galo. Gale rašo modelis
XP 2655 turi tokias jungtis, va, klaviatūra, pelytė lygiai taip pat, video išėjimas ir dar čia kažkoks, turbūt tinklo korta, komportai, o su video matot kiek jungčių yra. Vienos kojelės trūksta lyg ir taip. Atsidarykim dangtį, pažiūrėkim kas viduj. Kaip dažnai mėgstama sakyti, po kapotu pažiūrėkim kasgi čia darosi. Žinoma, viskas apdulkyja. Va, štai čia yra net ir raizeris. Bet jis biški kažkoks kitoks. Ir kasgi čia per kompiuteris aplamai, koks čia procesorius? Nežinia. Kažkas ten matosi. Ramas. IBM. Nu, pabandykim, gal mes jį įsijungti, gal kažką pamatysime. Flopikas ar hardas yra? Nežinia. Vienas laidas hardo va čia, o kitas laidas čia flopiko. Flopikas yra, o ten hardas va čia turi būti. O, matosi truputėlį. Labai panašu į kaverą. Na, pažiūrėsim, įsijunkim, pažiūrėkim, ar yra veikiantis aplamai. ATI Radeonas, matom, 16 megų ramo. Kvantumas hardas, taip, galvoju, kaip jis vadinasi. Taip, 48633, nu va, ir 95 net. Oi, kur start meniu? Dešinė viršui. Prisijungiau pelytę optinį. Labai gerai, kad PS2 yra. Pagal tokią procą tai net nesitikėjau, kad gali veikti. Pasižiūrėkim, ką rodo properties. Taip, 486, 16 ramo. Nu va. Čia turbūt USR2. Kas pamenat, kaip ten būdavo? Super VGA. Nu tai turbūt nėra video driverių, reikėtų pasižiūrėti. O gal čia tokie ir yra? Čia turbūt šito nebemokėjo grąžinti atgal, senais laikais. Tiesiog tempiam taip ir viskas. Taip, dokumentai gal nelyskim. Aha, čia viskas mėtosi po langais. Pabandykim mes kitaip. Yra toks dalykas dešinio klavišo Explore. Va, dabar turėtų būti šitaip. Games yra įvairius. Žaidė. Nu ir kasgi čia galėtų būti? Tetris, Warcraft. O. Games. Nagi durnius, žaisdavom Princas, tas pats, Wolfas, Supapleksas, nu va, viskas taip pat. Čia turbūt jau dokumentacija kažkokia, prie to nelyskim. Toliau, kasgi dar čia įdomaus, Wordas, taip. Nu, o kurgi žaidimai? Nėra, nesuinstaliuota. Nesuinstaliuota. Tai va, o diskas kokio dydžio čia? 256 ir laisvų net 50 megų yra. Na, va, panašiai su tokiu irgi gamindavom. Tai va, tokie mažiukai žaidimėliai ir būdavo. Tank War, va, lygiai tas pats turbūt. Scotch tas pats.
irgi kaldavom. Taip, Golden Axe. Tai su šituo irgi kažką galima būtų nuveikti kompu. Žinant jo dūmas ir klaikas turbūt jau nebevažiuotų, nes per silpnas procesorius. Bet toks kaip senais laikais, vat, Office'as ar ne, Wordas, Excel'is, dirbti su dokumentais būdavo pats tas. Sutapimas, užsiminėjau, matot, Ventūrio plokštė 486 ir kaip tik gavau dar ir kitą kompiuterį SX 486. Jo dažnis 33, tai dan toks silpnokas. Na, yra kaip yra, 486 buvo savo laiku jau kieti kompai. Tai nežinau, draugai, galbūt video buvo apie vieną, pabaiga apie kitą, daug informacijos pateikiau. Jeigu patiko, spauskit laiką ir susimatysim kitais kartais. Showdown. Ate. Ate.